Toks gražus senovinis namas, pastatytas 1934 metais. Kaip pasaka. Įspūdinga Alvito sodyba. Šeimininkas leido labai maloniai pafilmuoti. Čia jo senelio namas. Vienas iš pirmųjų Alvite vienkiemių. Fantastika. Kaip žmogus kūrybingas, kaip sutvarkyta aplinka. Kaip viskas padaryta, kiek čia darbo. Koplytstulpiai ir visokių iš akmenų, iš akmens dirbiniai, kaip gražiai nuaugė šermukšnis. Štai va, tie metai, kada statyta, fantastika. Fantastika, žmogaus rankos aukso vertės. Pas kaimynų štai padaryta patekti. O, koks medis batelių. Kaip faina originaliai sugalvota. Ar matot, kad pilnas medis batelių. Kaip eglutė parėdyta. Kiek čia meno, kiek įdėta. Štai pažvelkit. Sena klytelė. Pilna meno dirbinių. Čia tiesiog stebuklas, negalėjau aš į čia neužeiti. Žiūrėkit, kaip aplipęs. Visas krūmas šaltalankių uogom. Pasaka. Tiesiog pasaka. Tiesiog pasakų namas. Ir čia jūs viską patys išdrožė? Oje, auksinės rankos. Gal galiu sukti į dirbtuves? Gal jūs truputį va čia irgi nupaveiksluosiu. Šeimininkas labai malonus. Tai kaip dirbtuvėse, o kaip faina. Ten kiek padėkų, ten jūsų viskas. Čia tokis savotiškas kapitavimas. Pasaka. Pasaka, kaip žmogus netingi dirbti, mes tai visi tik tai pažiūrim, ekskursantai, žiūrovai, kaip gražu, bet patys nieko nedarom. Kiekvienam savo, visi pradės drožti. Iš darbų neturėsim. Fantastika. Čia toks kaip muziejus ir visokių įvairiausių daiktų. Ačiū, keliausiu apie teritoriją. Kaip faina. Čia didieji darbai jiems, šitą
Pjūtų pjauti ir nereikėtų dulkių, visokių. Aha. Čia tokios kaip dirbtuvės. Lauko dulkės, nes turi būti atviras. Mhm. Dujos ir dulkės svarbiausia. Ąžuolo dulkės ir pavojingos labai sveikatai. Čia va parodysiu, kas jūs esat. Čia paskui užsilipsiu. Kažkaip nefokusuoja. Per tamsą. Raimondas Blažaitis, Alvito drožėjas. Ir kryžius drožėt viską. Kryžiai koplytstulpiai, tai mano toks. Aha. Arkliukas. Nu jau, bet koks sunkus darbas su tais rastais. Nu čia tokia jo. Jisai Salomėjus tėviškai matosi, tai beržinėlis ant kalno. Aha, tai va aš ten žygiuosiu. Ten. Aha. Šimto kilometrų. Žygiuoju, kai pats nevairuoju, tai va piškom. Įsiruošiu. Tai kokį reportažą apie Salimutę darot? Ne, Tikrai. Alvito va šitą miestelį pafilmuoja. Čia pirtelį ar ne, ir kubilas. Pirtelį ir čia kubiliukas. Nu, faina. Čia toks velnių kampelis, velniukų kampelis. Čia dar porą minučių, kad 8 minutės būtų filmas geriausiai būna. Faina. Nuorodėlę galėsit įmest paskui. Aha, jo. Kaip malonu va pabūt tokiu meno mekui tokioje. Tokia gera aura labai sklinda iš šito meno buveinės. Va ir puntukas. Akmenai. Aha. O jau štai eglė tai sena. Nesena šitą parsivežiau miškų technikume, mokinausi, tai 83 parsivežiau va tokią. O matot, 1983 metų sodinta eglutė jau kokia didžiulė. O ir vienas litas. Jam žyta nacionalinė valiuta, kurią praradom. Jo, kurią skausmingai praradom ir nežinia, kada atrasim. Čia vėlgi klytelė sena. Nu, fantastika. Mhm. Šeimininkas sako, iš Dzūkijos atkeliavo šitą pirtelį. Sutverta čia. Tai va, mėlyje, pavedžiojo aš vis po tokie pasaką Alvito. Nu kągi, labai ačiū. Tai va, mėlyje, kaip minėjau, pavedžiojus po tokią pasaką. Pabuvojote. Žmogus auksinių rankų šeimininkas. Jiem linkim visapusiškos kūrybinės sėkmės. Sveikatos. Iki.